later. Kaip tau fermerinė mašina, Toyota Hilux? Trūksta tiesiog traukos truputį kaip ūkininkų, žinai. Power yra. Yra power, yra sport, viskas. Yra DPF regeneracijos mygtukas. Dalykų tai oj. Žodžiu, prasideda mūsų kelionė nuo Matutojos, gavom automobilį, dėkingi Matutojai ir šiandien lekiam su Hilux. Žiūrėkit, mes esam dviese ir pasai esam tryse. Vežamės Kamiliuką kartu. Esam kelyje, mums dar nemažai visokio. Lėksim su M-kę. Užsiregistruojam, pradedam techninę komisiją. Nu ir žiūrim, kas toliau nuvyksta. Šiandien ryte busiokas sugeda tik tais. Viskas prasidėjo nekaip. Bet vienuolė turi posakį, kad prasideda rytas blogai, o vakaras baigęs gerai. Nu, taip yra. Tarp kitko, noriu jums išduoti pasakoti, šalia manį sėdi dizaineris Lekutke Decision Studios. Žiūrėk, pirmą kartą tavo maikė, kad tik tokias bėdos. Kutka Edition ir Powered by Ivanulė. Reikės kitą kartą gaudėti iš jūs pakeisti. Le dizaineris bus Lekutke ir Kutka. Tai va, tai dar turim no risk, no champagne ir no risk, no Porsche. Tai čia yra aistės, nu, žodžiu. Į mašiną. Callback. Greiti dopai. Žiauriai. Kai kurie, ta prasme, bus. Skambinsiu. Kai užvygai, taip laikai. Po to yra miške vieto, kur... Jo, kur trojkė. Jeigu vaikysi, bus gerai. Jeigu nevaikysi, bus mažai sekundžių, bet gyvas finišuosi. Jeigu vaikysi, net keravosi. Nevažiės, ko Ivanas norės ar grožį. Ar laiko gerą. Padabos. Matysim viską. Galvoje, tu padarė. Toks tas ir vakaras blogas, ne? Kutka. Žodžiu, pasiėmiau ratus. Šitie ant Porsche tinka. Bamsu biški, matot, neužtenka. Žodžiu, galvojau, kad tik pagal taisyklę būna tik šūdinas rytas, o vakaras turi būti geras. Taisyklė neveikia. Tai gal parodyk šituos, kuriuos dedam. Tai aš 200 šitos turiu ratus. Tai gali šituos ar šitos dedam manos? Geresnis, ne? Tai geresnės. Lekime su manteliu į varžybų starto vietą. Tai žodžiu, darau trumpai dar dupelius pastikrinsiu. O sumegojam, nuotaikos geros, Tauragė graži. Pasiruošę lėkti, kaip priklauso. Kaip priklauso. Mes be nuotykių negalim, bet gyvenimasgi dėl to ir gražus. Tikimės, kad vakar visi nuotykiai baigės. Jo. Šiandien liko pasidžiaugti. Svarbiausia, pradžiai pasiėmėm, po to, kad gali nebūtų reikalų, nes kelmiai buvo pradžiai viskas gerai, o gavo reikalai. Tai mes dabar keičiam strategiją, žodžiu. Reikalus pirmai dienai dabar. Jo. Šiaip vakar biškai pastresavau, šiandien kažkaip dar kokią valandėlį nusalčiau, bet bent jau, žinot, tos toksai viduj, ramybė. Nes šiandien iki saimkė lėksime. Nu. O 105 tramplinas, tada 120 tramplinas. Stop, kairys 5 lėtas miškas. Kairys 5 lėtas miškas. Statyk, dar. Gerai. Malans mainavai. 30, dešinys 4 tiksliai. Dešinys 4 tiksliai. 40, tramplinas dešinys 1, 100 PM. Dešinys 1 čia. Tramplinas 100 PM bus o ten. Tramplinas kairiau 100. Po 100 kairys 1 plius, 40, dešinys 2 ilgas. Neišleis, kairys dešinys 2 ilgas neišleis. Ir 200, kairys 2 glausti greitas. Kairys 2 glausti greitas 100 PM. Dešinys 1 per trampliną. Dešinys 1 per trampliną, 300. Dešinys 1 per trampliną, 300. Kairys 2 ilgas labai, tada 70, stop, kairys 5. Kairys 2 ilgas, tai labai ilgas jisai ir tada 70, stop, kairys 5. Jau nusimetinėjom, stabdom, kairys 5.
300, dešinys 3 plius. Pirmą dopą sugazavom. Gerai, naujos padangos iš tiesų labai jaučiasi, mantelis va, ilgos ramiai. Čipas dopelis įgovėse ir smagus buvo man tai. Ta prasme, iš mūsų pusės tai čia buvo labai neblogai. Tai važiuojam toliau. Kijutka? Kaip tai tau? Susvėlis? Ne, prašau, iškart pirmas, kad plaukas šukuosinas svarbiausia jam. Nu, Verbaniu. Nu, normaliai, ką žinau. Pasakytų, galėtų būti geriau. Galėtų. Už kadrą pasako, pato. Kamerą. Anas nesaka, saka, tu negali. Anas man taip ant saidžios, ein pabiški. Smagiai, labai smagiai važiuojam šiaip. Labai su tokiais mažom smulkmenėlėm, mažų daug smulkmenėlių, kurios daug reiškia. Jo, kurios daug reiškia, tai va čia taip yra. Ir aš paklystu, ir sukrenta, kad ir technika kažkur, žodžiu. Viskas taip dedasi, bet kol kas nėra blogai, bus matinti. Didelių klaidų nedarom, bet tas gerai kažkaip. Nei įvykių kažkokių, nei tokių, kur jau vos. O, jau rodo, važiuojam. Davai. Kairį 4. 50 dešinys 1, 50 dešinys 2, tada 50 kairys 2 greitas siaura. Kairys 2 greitas siaura, 200, kairys 2 plius, 30, dešinys 1 pjauti bus. Suvažiavam kiek gairų dabar gedai? 4. Suvažiuoti 4 ruožai. Tempas buvo neblogas, ypač paskutiniam. Pradžioj. Bet ne iki pačio galo kažkaip išlaikėm jį. Taip, tokia preliudija buvo tokia seksuali, bet po to, kaip santykiuose, tai pasityznom, o po to jau galas. Bus gerai, bet į galą vėl. Nubėžkite, net neišlaiko. Neišlaikiau, bet stengiausi labai susikoncentruoti, bet važiuok, kai pasikoncentravau ir gavosi. Jo, tai reiktų kažkaip gedai išmokyti koncentruotis, susikoncentruoti ir išlaikyti tą koncentraciją iki galo. Nes jisai pradeda gerai ir tada nieko gero. Taip ir su moterim. Jo, dabar liko dar 2 dopai, 16 km. Turim 12 sekundžių nuo konkurentų. Gedas sakė, labai norėtų susikaupti ir parodyti, ką gali. Taip ir bus. Bet reikia iš didelio rastą neišeiti iš krašto, ar kaip ten sako. A mes prarast niekada neturim. Mes šiaip atvažiavę pakaifuoti ir įsivažiavom, tai kiek galėsim, tiek važiuosim. Kugavo esmą tu padarysim. Esmą tu padarysim. O mašina dabar kaip ir važiuoja. Mašina ledas. Padangas iki galo. Komplektų varžybėlių. O, tai tau. Taupi, taip sakyčiau. Tai kai taip spaudžiam, taip ir tau, taip ir turim. Kokie rezultatai, taip ir padangas naudojas. Eko režimas. Tvariai važiuojam svarbiausia. Pabandysim per 2 dopus dar neprisidaryti nesąmonių. Ir jeigu pasiseks. Jeigu nepasiseks, tai... Taip ir bus. Kitą kartą pasiseks. Dešinys 3, kairys 4. Dešinys 1, 50 dešinys 2, 50 tada. Kairys 2 greitas siauras bus. Čia greitas siaura, kur išleis gali. 100 kairys 2 plius. Tada 30 dešinys 1 pjauti. 100 kairys 1. Už jo 40 kairys 2 plius pjauti. Kairys 2 plius pjauti. 200, kairys 3 čiut ilgas. Viskas. Kaip čia darai? Kaip traukia neštu. Dešinį 3, dešinį 3 laižyk, dešinys 3, kairys 3, dešinys 4, kurva. Aš gyvas, tu gyvas? Viskas gerai.
Palaiš tiesiai antralą kraustės, ar ne? Jo, jeigu bus galimybė. Reikia papoliruoti normaliai. Nu, šachmatininkė. Nu, pridarėm. Žodžiu, šypsomės. Čia yra gera dalis. Ir ne pirmas kartas. Ir ne paskutinis galimai. Galimai, nes jeigu mes važiuosim dar daug metų, kas galimai taip ir bus, ir visko nutinka. Tai, žodžiu, žiūrėkit, nebus čia jokio ašarų, nebus čia jokio to, pakalbėsim spakainį. Taip. Žodžiu, pasidarė Maikę, kad tik tokios bėdos, powered by Kutka edition, powered by Vanulė. Nu tai gavosi, kad Kutka užmetė mintį, o gavos Vanulė įgyvendino. Jo, ir labai gaunasi tema viso iš to avarijai, nes jo, aš tai galvoju, kad aš kiek aš turėjęs tokią skaudį, kad avarija būtų, kad priekinis smūgis ir staigiai sustot, nėra buvę. Tai sakyčiau, kad mes absoliučiai be jokių kol kas didesnių skausmų ar ten kaklų kažkokių tai palenkimų, tai sakyčiau labai viskas gerai, nes greitis buvo geras, medis tvirtas, bet nuvirto. Jo, tvirtas, bet nuvirto. Tai smūgio būtų gero. Tai... Ar baristai? Jo, tai va, aš sakyčiau, tikrai labai sėkmingai, mašina nenurašyta, Egidijus Janavičius tai patvirtino. Reiškia, Vanulė turės susijimti visus savo ir piniginės, ir rankas, ir pažįstamus, ir viską. Žodžiu, žiūrėkit, planas yra, ta mašina atrodo skaudžiai, bet kai ją pradeda ardyti, pradeda daryti, viskas bus. Žodžiu, momentas įvyko šitą visą avariją, bus onboardas, mes čia visą dalyką pamatysim. Dar patys nematėm. Ir, žodžiu, aš tik, man tai viskas gerai, man tas viskas gerai. Ir aš tuo metu, kad man tas viskas gerai, aš tai ta ranka gulėdamas jau viršui, bandau masį išjungti, nes variklis neužgeso. Tai ta prasme, taip čiaukščiai įsijungė viskas. Tai panašu, kad motoras irgi liko sveikas. Jo, lyg atrodo, kad aplamai techniniai mazgai iš pirmos pažiūros ten apart pakabos, ant šakių, visų kitų dalykų, tai turėtų būti išgyvenę, nes visas smūgis sugerė vienas ratas, realiai stakanas, kuris nesuėjo. Vokiško kokybė nepavedė. Jo, vokiška sena gera kokybė, o aplamai kalbant apie ten kažkokią tai klaidą ar kažką, tai tiesiog esminis dalykas buvo dulkių siena, į ją atvažiavom ir ten buvo posūkių grupė dešinys kairys, į Vanulę. Aš sakyčiau, aš būčiau tai padaręs dėl to, kad faktas vėlgi žiūri iš tos pusės, kad galėjai stotinės dulkės, bet šitam rally daug dulkių buvo ir jas praskynėm kiaurai ir viskas buvo gerai. Taip, o čia nebuvo. Šituo kartu į Vanulę būtų išsukęs, jeigu... Žinai, seniai, mes atsinikame, šnekėjom tą diskusiją. Jeigu būtų 20 ciomų, nu tas medis mus tai net būtų, kas būtų, jeigu būtų. Bet esmė, aš tai sakau, čia į Vanulę padarė viską, ką galėjo, davė gazą. Suskaitė mantelis viską normaliai. Ištraukė, neištraukė, mes galvojom, gal būtų, gal nebūtų. Tai čia seniai, nutiko ralis. Jo, visiškai, tai prasme, čia sakau. Jo, toks sportas, tai čia nieko nepadarysi. Dabar atsistatyti. Svarbu atsistatyti, kad nuotaika nėra bloga. Jo, ir čia nėra kažkokių tai klaidų analizavimo, jokių absoliučiai šitą vietą. Tiesiog atvažiavom į dulkės iš posūkio, išnėram sieną ir bandom į kitą pataikyti ir nepataikėm. Šiandien buvo geras tempas, važiavom for fun savo, dirbom su savim ir buvo pradžia graži, viduriukas toksai, po to ir pagėdom ir pasiremontavom. Kaip Gedai sakiau, mūsų geriausias šias dienas gairė yra pirmas ir va šitas paskutinis. Nes realiai pirmą atminę, kaip negedui būdinga, ir paskutinį važiavom užtikrintai, bet buvo jau kaip buvo. Ir kaip ir. Kaip sakant, nebesukim laiką atgal, nebeverskim lapų. Galvos ant pečių. Sveiki, jo, bet žinokit, iš tiesų esam gimę būtų pavojinga žvaigždė, nes buvom ir susiveržę ir viskas gerai. Svarbiausia saugumas, visada tie, kurie žiūri šį video, esat mini ralyje ir bandote, susiveržkit, pasidarykit, nutinka ralis. Nereikia, kad jūs klaidą padarytumėt, o... Jo, pavyzdžiui, pavyzdys, kad nereikėjo didelio greičio, net ir avarija. Ir avarija, taip, ir avarija kaip turi būti. Tai žiūrėkit, aš pats ant savęs supratau, stabdžiausi, galėjau gal daugiau, gal mažiau, įvyko, kas įvyko, o šiandien aš turiu gyvenime vieną pamoką,
džiaugiuosi, kad esu gimęs tikrai pavaiminga žvaigždė, mantelis irgi. Aišku, reikės padirbėti, įdėti pastangų, atsistatyti. Planas yra. Tai va, kas stebi dar šį video, kas žino, pardavinėja gerą E36 kėbulą. Ne tik kėbulą, visų dalių reikia. Žodžiu, perku E36. Realiai, geriausia, kad man duotų visą. Tai nupirkčiau ir, žodžiu, ieškosim. Padirbėsim daugiau darbe, overtime. Gal ir gerieji žmonės prisidės prie to viso dalyko ir kažkaip įsiviniosim. Ne pirmas kartas. Jo, ta prasme, mašina ant tiek išgyveno, kad aš irgi papasakosiu, kad atvirtom, tiksliau, apsivertėm ir girdžiu Hebra, reikia atverskit. Ir tuo momentu, kai atvertė, aš apsidairiau stiklai vietai. Ir galvoju, mins, o jeigu dar gazo ar atbulinių, galvoju, turėtų važiuoti. Bet supratau iš publikos reakcijos, kad jūs klypkit iš mašinos. Tai pradėjo klausyti, ar mes gyvite. Aš galvoju, kad gal dar atbulinių ir gal dar važiuosim. Aš tai būčiau nieko prieš, tai jeigu kas tas variklis kaip ir veikia, žinai, tai pasime realiai. Bet tu užgisinai variklį, būtum neužgisinys, gal dar, žinai. Perspiri sankabų būtume, bet ratas buvo. Žodžiu, tai dėkui tiems, kurie stebi, labai daug žmonių iš tiesų palaiko. Nuostabu, tai yra... Tai krūva ten, aš nežinau, bet jo. Žodžiu, mums yra smagu, kad mus palaiko, nes mes darome ralį savo, darome ralį jums ir įvyko ralis, o, ką žinau, mokysimės, kitą kartą bus. Žodžiu, mano vienas toks dalykas, ne šachmatai žaidžiam, jeigu važiuosime lėtai, visada būsime finišė, sveiki ir panašiai. Nebus įdomu. Nebus įdomu. O jeigu mūsų toks tandemas, pavadinkim, susiparavo šiemet ir manyčiau, tas tandemas visai gerai važiavo. Aš kažkur pavaikščiau ties savo galimybių riba. Čia nebuvo tas mano, kad kažko klaida, tiesiog įvyko dulkės, bet kitose vietose tikrai iš tiesų labai smagiai pagazavom, nebuvo klauskovų, nebuvo daug klaidų, nebuvo to tokio rizikingo važiavimo. Realiai buvo toksai pasvertas. Jautėme saugiai. Tai va, gerai, viskas. Spaudžiam laiką, viskas bus gerai, subscribe ir visiems bus gerai, žinokit.